Šitą turinį darome juoko forma, alkoholio ir tabako gaminiai yra blogai, mes tai išbandome už jūs, kad jums nereikėtų. Nugara mano. Atsiprašau, gal jūs žinot, kur aš? Antanai? Edga? Ką tu čia darai? Ką tu čia darai? Laukuose. Aš galvoju, čia vienas esu kažkur pasikė, aš nieko nepamenu ir atrodo ir negeriau vakar, nieko nebuvo. Bet kaip man smagu tave matyti, Edga. Antanai! Edga! Antanai! Bookingų mitų grėmėjai. Su jumis vėl čia. Jūs taip norėjot bookingų, man visi rašinėjo visą, nežinau kiek laiko. Man irgi ir buvo metams laiko dingę ir vasara prasidėjo. Mes sakom, jeigu jūs norit, jūs rašot, mes darom. Tai antras sezonas bookingų mitų grėmėjų grįžta. Dėka jūsų. Ir jūs taip norėjot tų bookingų, kad mes tiesiog su Antanu nežinia, kur atsibūdom, teleportavomės, kaip ten sako, mintis materializuojasi, ne? Jo, ir dabar realiai mums reikia išspręsti tik vieną dalyką. Kur mes važiuosim ir su kuo mes važiuosim. Tiksliai, tai nėra nieko. O tai aš iš viso nežinau, kaip mes čia atsidūrėm. O su kuo mes dabar važiuosim į tą vietą? Ha? Okei. Ola. Aš vairuoju, aš čiur vairuoju. Aš vairuoju, aš nieko nežinau. Nu atsikabink, nu. Seniai, tu praeitus bookingus visus atvairavai, aš irgi prie vairo noriu. Dabar nori pasakyti visą sezoną, tu vairuosi? Antram bookingė mes turim tokią mašiną. Įsivaizduok, kokią turėsim trečiam. Va trečias bookingas, visas tavo. Su raketa ten skrisi. Duok man pavairuot Mustangą. Mustangas? Kur aš žinovas? Aš noriu vairuoti. Aš nežinau, su kokią mašiną vairuoti. Šiandieną mes turime naują mūsų gyvenvietę – jurtą. Jūs pasižiūrėkit, kaip atrodo šita nuotrauka. Čia yra jurta vadinama, bet miegot. Atrodo, kad mes miegosim tiesiog ant rastų. Ant kažko čia. Ir mes neturim miegmaišių. Bagažinį nieko neradom. Nu tai žodžiu, miegosim kažkaip. Mes dabar pasižiūrėjom, kad jinai kainuoja šitą jurtą 12 eurų dviem žmonėm. Tai realiai po 6 eurus. Ir kas labiausiai... Ilgiausia tai yra įvertinimas. Nuvilintis. 4,5 ir komentaras, pavyzdžiui, ar ne, Kristina? Siaubinga. Kas patiko? Niekas. Jurtą net pavadinti negalima. Iš salietros trašinių maišų ir brezento pastatyti ant kelių pagalių. Siaubingos sąlygos miegui. Pelėsis nešvara. Aplink jaučiai, ožkos arkliai laksto. Antanas su Edgaru dar dabar lakstys. Ir daugiau nėra komentarų. Bet čia grinaigi bookingų tema. Bookingų mitų grėvėjų Čia apie tema. tai visiškai. Mes turim tai patikrinti. Mes turim patikrinti ir jums parodyti, ar verta ten nuvažiuoti. Tai mes pagalvojom su Edgaru, kad nei aš, nei Edgaras nesam niekada važiavę su kabriku. Čia toks nerealus jausmas su kabriku važinėti. Kadangi tradiciškai mes bookingo mitų griovėjai turime pasiruošti ir Edgariuko virtuviukiai, tai važiuojame dabar į Marijampolę, į kažkokią tai parduotuvę nusipirkti produktų. Toks geras oras, tai liūdija, žinai ką? Ką? Kad net pats Dievas bookingų pasiilgo. Taip, mes atvažiavom visgi į Vilkaviškį šiuo metu ir einam į parduotuvę, nes pravažiavom kitą miestą, Marijampolį. Jo, Marijampolį aš pravažiavau, sorry Hebra, nors labai mėgstu jūsų miestą, bet mes dabar Vilkaviškyje. Nes Vilkaviškis kam? Tikriem dilkam. Labą dieną. Jūs iš čia, ne? O jūs vilkai? Dieve, tas gėdos jausmas, kai išgirsta, kaip tu filmuoji ir kalbi nesąmonės. Be stogo. Mes be stogo. Bet mes ir šiaip stengsimės būti be stogo šitam sezone. Tiesioginė prasme. O žiūrite bookingų mitų griovėjus? Žiūrit bookingų mitų? Čia pirma laida bus naujo sezono. Antrą sezoną pirma laida. Jo. Jej. Galim jūs įdėt.
Jėga! Visada reikia atsiklausti, nes mažai negalima įdėti. Aš visada atsiklausiu, ar galima įdėti. Seni, tu be stogo. Tiesioginė to žodžio prasme. Bet jo, keista, aš pirmą kartą taip atvirą tokią mašiną palieku. O raktelis pas tave? Pas mane, jo. O tai kam raktelis, jeigu ir taip viskas atidaryta? Nu. Taigi, filmuojam Edgariuko virtuviukę. Ir šiandien, kadangi pirma laida, aš noriu paruošti kažką ypatingai gero, ką pasiūlys mums šitą parduotuvę. Nes nei vieno recepto nežiūrėjau, nieko nežinau, nes, kaip ir Orijus sako, mano laidos be scenarijaus. Nes gerom laidom scenarijaus nereikia. Pirmas dalykas, kurį reikia padaryti atėjus į parduotuvę. Paimti krepšelį. Gerai. Aš norėsiu mėsytės, Davai. kad tu pakeptum. Nusifotkint, žinoma, galim. Taip. Čia Antano gerbėja, tai manęs nereikia. Seniai, o kodėl tu eini vis prie alaus? Nežinau, mane jau traukia. Tarp kitko, šiandien darysim podcastą prie puslės. Kaip aš laukiu. Nežinau, ne podcast'o, o puslės. Aš puslės irgi laukiu. Žinai, visada būdavo klaida. Paimti jų per mažai. 5 per mažai. Nu ir tikrai išsilgom, tikrai yra ką apšnekėt. Tai aš manau, kad reikia parinkti kažkokį įdomesnį alų, įdomesnę puslę, jo. Gal kokį 10? Padauginti. Jo. Jo, iš 2-3 kartų, ne? Kiek imdavom? 2, tai kart 3. 3, nu jo. 10-12. Jo, taip. Gerai, tradicinis. Tai davai gintarinis, aš jį mėgstu. Nu jo, irgi aš visko, kad būtų skirtingai. Jo, nes viską mėgstam. Aš atsimenu, paauglystėje labai mėgau, ypatingai mėgau šitą alų. Bet reikia ir šito gal paragauti. Davai, paragaujam už Paragaukim ir šito. 8, dar mažai. Dar mažai. Nu, įmam. Dyzelio? Paimam. Dyzelio dar. Antras sezonas. Man atrodo, tradicijos yra vertos to, kad būtų vežiojamos ant galinės sėdynės. Tradicijos gale, o mes važiuojam dabar jau į vietą. Mums liko iš tikrųjų apie 15 minučių kelio. Ačiū labai, kad žiūrit, ačiū, kad įsijungėt ir nepamirškit palaikinti mūsų Bookingų mitų griuvėjų laidos, nes kiekvienas komentaras mums iš tikrųjų žiauriai priduoda. Nes mes padarėm pirmą sezoną ir jūs rašėt, jūs laikinot ir vien dėl to mes darom toliau. Tai jūsų komentarai, jūsų laikai mums žiauriai daug ką duoda ir mums tiesiog motivacija dar daugiau daryti. Ačiū Jums labai už tai ir už motivaciją. Realiai pirmą kartą gyvenime darau kažką, ko nori kiti. Bet jūsų dėka, nu ta prasme tikrai, kad jūs kažkaip padarėt taip, kad mes darytume tai. Nu iš tikrųjų mes neplanavom. Nes iš tikrųjų mes iš viso ant bairio šitą pradėjom daryti ir tas gavosi kaip laidos tokios. Ir žiauriai, man žiauriai smagu jas irgi daryti. Nes kaip ir mes esam sakę pirmam sezonį, jeigu nežiūrėjot prie tų laidų ir dabar įsijungėt pirmą šitą, tai šitoj laidoj, šitam videkė mes būname tokie, kokie mes esam ir netgi galbūt šiek tiek hiperbolizuotai, nes gal nesidraskom taip mieste. Visko būtų. Bet mes čia necenzūruojam, mes esam tokie kaip visi, mes esam čia žmonės. Jo, ir nieko nebandom įsistatyti. Jo, taip, ir nieko įstatyti. Ir kartais pastatyti. Jo, tai va. Rytais ypatingai. Jo. Jisai tiesiog stojasi. Taip. Parašytas sveikinimas kaime. Sveikatinamas. Sveikatinamas? Sveikatinimas. Sveikatinimas. Sveikatinimas kaime. Sodėnai. Ir čia aš vyras. O tai reiškia? Gera laida. Sveikatinimės. Kaip sveikatinimės? Sveikatinimosi. Jo, bet mes ką darysim? Sveikatinsimės. Mums realiai liko 800 metrų 3 minutės. Šiaip tai dažniausiai, kai užsisakai per bookingą, tai savininkai pasiteirauja, ar atvyksite, kada atvyksite. Čia nieko. Šiuo metu yra 6 vakaro, visą dieną nieko. Bet bookingė rašo, kad confirm, tai tikiuosi, kad visgi gausim tą jurtą. Va, tai mes ir atvažiavom į tą sveikatinimą kaime. Jau žiūrėk, ištariu gerai. Bet greit nebeištarsi vėl. Rimtai čia. Nu, šiek skambinti. Vo, nu davai paskambink. Loreta. Loreta? Jo. Kirdžiu tą gyvūną. Sveiki, mes bookingė Samių jurtą esam užsisakę. Tai mes jau prie vartelių, mums čia statyt mašiną palikti. Mėgmaišius reikia turėti, žinoma. Ai, supratom. Žinokit, aš grįšiu už kokios valandos. O jūs turit mėgmaišių gal? O žinokit, namuose bus. Ten reikia eiti patvoriu ir, vienu žodžiu, aš įmetu žemėlapiuką, kaip ten patekti. Ačiū labai. Viso gero? Sakė, eit kažkur patvoriu? Patvoriais. Tu atsiu žemėlapį. Žodžiu, atsiuntė žemėlapį, tai čia reikia... Va, mes teisingai sustojom.
Tai eisim palei mišką ir čia mūsų jurta. Nu tai pažiūrėsim, kaip kas, ne? Čia bus. Reklama. Žemėlapis yra jau paruoštas ir mes jau tuoj eisime į mūsų jurtą. Kadangi šiandien žiauriai tiesiog karšta, tai mes pasirinkom štai tokią Dovanų salos pramogą Ford Mustang Cabrio, kuri yra iš įmonės laikinai. Čia ir maišai telpa, kiek tik norit. Labai siūlau, ypač važiuojant į kaimą, atvažiuoti su tokia mašina. Nustebinsit net šunis. O kadangi dabar reikia ir pasportuoti prieš ėjimą į jurtą, jūs galite, kol aš sportuoju, pasinaudoti mano kodo nuolaidos ir gauti 10% nuolaidą. Įveskite Antanas 10 ir prašau, mėgaukitės tiek patys, tiek savo draugams, artimiesiems. Kažką gražaus padovanokit. Čia, chebra, tikrai labai gražu. Nes mes važiavom ir jau ten mergytė. Ai, mes turim. Linkas aprašyme. O čia 2 maišai, nusiėmu kožą ir varau į mūsų Sami jurtą. Pažiūrėsim, kas bus. Seni, matau jurtą. Bliamba, nu atrodo gerai iš čia. Aš Kalnų parke užaugęs, prie Kalnų parko užupį Vilniui. Tai mes statydavom, čia mano mėgstamiausias statinys buvo vaikystėje, tokius bairius, tik tai neapviniodavom, nieko šakom apdėdavom. Seni, matau vonę, kur tu maudysies. Ten jau labai daug kušies toj vonioj. Labai daug kušies. O čia tavo kušys. Čia mes turime prūdą. Sakė, galima čia maudytis ir tikrai aš eisiu maudytis. Man nesvarbu, kad aš nematau ir nežinau, koks dugnas. Nu nieko, bandysim šokti iš karto ant galvutės. Seni, ta jurta manęs nežavi. Bliamba, bet žinok. Net nebandykit pasakyti, kad čia zaitys, nes čia nėra zaitys. Nu, tipo, pas mus tikrai vaikystėje aš ir blogiau nakvodavau. Ne, nu vaikystėje aš esu irgi nakvojęs ir po laiptais daug kur. Wow. Kas čia? Palauk. Čia mes miegosim? Man reikia tradicijų. Pažiūrim, kaip čia geras, čia svarbiausia. Kai užsimerkia ir atsigeria, visur gerai. Seni, čia tiesiog kiaura. Čia nieko nėra, čia kiaura. Bet va čia versliukas, turim biški žemės, davai dar ką nors pastatom ir į bookingus įdedam. Bet šiaip va taip ir darosi varkės. Ir originalu, originalu. Kur tu taip rasi? Unikalu. Autentiška. Konceptas. Konceptualu. Wow, hebra, mes turime vidury štai jurtos. Laužavietę. Turim virdulį. Virdulys yra. Mes bomžpakų neturim. Va, galėjom bomžpakis pakeisti. Taip ir jaučiau. Štai, čia mes turime vieną lovą. O įmanoma taip padaryti, čia bus. Blemba, šiaip patogu visai atsigulk. Aš va taip atsigulsiu. Va ir miegosiu. Šiaip nebaisu čia nieks man, kai tu esi šalia. Tu šalia. Aš galiu kvepuoti. Seni. O gerai, juokai juokais. Nu. Tai linksma, kol švieso, kai sutems. Eik, garsai visokie bus ten. Tai čia Seni, čia nei durų, nei stogo nėra. Tai kas čia per chatą? O čia tikras ekstremas. Seni. Išbandysi, mums kaip... Bookingo mitų grįvėjose dar šitokio nebuvo. Nebuvo. O jau mane kančioja kažkas. Kas tau buvo? Seni. What the fuck? What the fuck? Aš ką tik čia atėjau. Seni. What the fuck? Bet kitoj pusėje nėra. Eik tu, na, Seni, visą ranką. Ir jinai niešti. Aš trumpai priguliau. Ot higiena. Wow. Man šiaip nebūna, aš nealergiškas visiškai dalykam. Nu, aš alergiškas tik tai žiedadulkiam. Tipo, kur dabar mane p***a, jo, bet man nebūna tokios reakcijos nuo to. Eik tu, na. Aš net pats nesu tokiam nakvoja. Bet šiaip komentaras tai puikiai apibūdino. Tiesiog kažkoks prezentas. Čia sulipuškė, tiesiog priklijuotava. Podeliai va štai. O, įrankiai yra. Nu, turime lauželį, tai kurensimės visą naktį. Stogo nėra, tai pro čia dūmeliai eis. Įsivaizduoju, su panom čia atvažiuoti. Užbuštų mane. Ta pačią akimirką jau būtumėm sėdėję tam atvonioj. Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad kažkas galėtų nuomot tokį dalyką. Aha. Nes man, pavyzdžiui, ne, nusakykit kaip norit, bet man, pavyzdžiui, nekiltų ranka nuomot tokio. Vis tiek kažkur yra ribos, ne? Vis tiek kažkur yra ribos sutvarkyti bent jau gražiai. Ar ten tą patį matrasą bent jau kažkokį tai padėti, ne? Jeigu jau tokios sąlygos. Šiaip kažką, ne? Jo, ta prasme... Bet šiaip jie pasistengia, vis tiek yra ir tai... Nu, ta prasme, šiaip čia kaip ir yra viskas, ko reikia jurtoj. Tai jurtą atvarom.
Išgeriam. Išgeri ir gražu tampa viskas. A man šį patinka jau. Vienintelė problema gali būti, kad per mažai pasiėmėm. Kaip tu galvoji, kur mes važiuojam? Į parduotuvę, nes mums neužteks. Tai to susitiksim. Aš žinau, kad tik galima visą ką tik čialina. Mes tikrai iš vieno ūkio senelių, kad vičiavim. Čiūrų laikas jau valint, atsibodo mus parint. Pilna šaika susirinkę, norim vėl festivalį. Aš galvoju, 5 užteks ant galvos. Nu dabar mes tikrai jau šokoladę. Sakau jai, moteriai, sakau, iki kiek dirbat, jeigu pritrūktum, iki 8. Tai tipo, kada alkoholį nustoja pardavinėti, tada kaimo parduotuvės ir užsidaro. Bliamba, bet tu nepaklausai, ar yra čia šaltinėlis? Šaltinėlis? Einu paklaust. O klausykit, jūs nežinot, jeigu, pavyzdžiui, po 8, ne jau, dar įmanoma čia kažkur nusipirkti vėliau, ar jau nebeima? Čia kaime? Jo, čia. Ne. Jau nebėra, ne? Supratau. Gerai, ačiū labai. Šaltinėlio čia nėra, sakė. Aš mačiau, kad jis mato, kad aš filmuoju ir jis nesako dėl to. Ai, manai? Aha. Supranti? Reiks su jo dabar išimti kamerą ir pasišnekėti. Taip ir padarysim. Palauk iš. Ką tik sutikom Hebrą iš šio kaimo, sako, mes šalia jūsų visai gyvenam, čia dabar jų nesimato, mes juos vejamės, nes mus pakvietė kaimiškai gerai patūsi. Nes aš taip išeinu su puslėm ir man sako, o, tai vaikinukai, tai gal norit irgi šiandien nuvaryti kažkur, tai sakau, jo. Ir dabar tiesiog pasivijom jos vat gatvėj, tada jie įsuko į žvirkelį, kur nieko nesimato. Seni, tu nespaus, tu durkiau, tu net nematai, kur važiuot. Bet aš maždaug orientuojas pagal nuojautą. Su Mustangu Lietuvos kaimuose, žinai? Jo, be šansų. Nenuvažiuosime paskui jo, bet gal jie sustos, apsigalvos. Ir šių net išsigandų mūsų. Manai, išsigandų? Jo. Aš šių, žinai, nes jie nesitikėjau, kad mes sutiksim važiuoti pas juos. Mes tiesiog sustojom stotelį ir sulaukiam jų. Ir jie pravažiavo ir mes paskui... Didžiausi krypai. Didžiausia, Laura Dragūnaitė, tu buvai teisė. Taip kokios, nežinau, brangios fifos pasielgė tos kaimo moteriškės, ką tik. Blemba gaila, biškė bidna. Jo. Norėjau į tūsą. Mes pasakėm, kur šiandien nakvosim, to jūrtoj, ir jie sakė, Loreta. oi. Peržegnojo mus, sako, oi. Čia, Tai žinai, jo žino, kur. Kaimo karai prasidės po šitos laidos, žinai, tai jūs taip apie mane galvojat, Loreta, pasakys, žinai, ką jūs šneka, dėl to aš klientų neturiu, nu, žinai, prasidėjo. Tai žodžiu, mums sakė, kad peržegnojo, sako, oi, uhtatica, uhtata, nieko gero jūs nerara. Jos žino, kur mes nakvojam ir jos atvarys pas mus. Eik tu, jos žino, kur mes nakvojam. Jos žino, kur mes nakvojam. O ne. Sveiki. Sveiki. Mes jau ten apsistojom, pažiūrėjom viską. Jo, tai... Mes iš tikrųjų nežinom, ar reikia, nes šiaip šilta naktis bus. Jo, tai galvojama reikia, nes visai fainai ir taip pamiegot. Galim ant tų bėrinų tokių, vat, kur ant krantų, kur labai smagu, labai minkšta. O tai mes tenai susitiksime, ar ne? Tai jau tenais atnešiu. A, gerai. Tai taip pat ateinam. Šitas. Vakarinė laukų mylėtojai. The same part of me that holds her at night. Jinai pasakė, kaip tiksliai. Na, prašau. Mes tiesiog sėdėjom ir šaldėme su eisi ir... Žiūriu, žmogus stovi. O Dieve. Atleisk man už viską. Atleisk, galima eiti jau, jo? Einam. Aha, ačiū jums labai. Dėkoju. Ačiū labai. Iš Vilniaus. A, jis iš Kauno. Jis iš Plungės iš vis, aš iš Vilniaus. Tai norit pasakyti, čia vat galima miegot? O bliamba gerai, seni. Labai geras jausmas, taip išsimėgi grynam ore. Dabar retai to gauni kažkur. O čia tvara eina elektrinė, ne? Tai yra piemuo, pajungtas, nes čia yra aplinkui, turiu ganusi gyvuliukų, galbūt prie jūsų ateisiu. O žiūrėkit, ten, čia aš matau yra laužavietė ir ten pas mus yra laužavietė, tai mes ten galim pasikurti? Taip, ten ir malkų greta jums padėta. Nes ten yra daugiau kaip maistų gaminimui, čia yra kaip šventoji ugnis. Šita, ar ne? Jo. Tai mes, pavyzdžiui, vakare galim pasikurti. Jo, čia būgnai, kažkas vyksta. Ai, supratau. Geras. Jeigu iš miesto žmonėm, kurie, kaip pasakyti, tai čia yra super. Dar čia turit sodybėlę, kur darote
sveikatingumo kažkokius dalykus. Masažai, pirtis, kubilas, nakvynė. O tai masažai, kokie čia masažai? Atstatantys sveikatą. Aš darau kokius? Aš darau Tailando, darau energetinius, darau, miksuoju, žiūrint, ko žmogui reikia. Tai yra šitas ąžuolas yra 93 metų. Ok, 93. Tai yra mano tėčio ąžuolas, aišku, jis dabar žmogus numiręs. Kodėl tėčio? Kadangi pagal seną paprotį būdavo gimsta vaikas, Taip. Visą kitą užkasa ir pasodina medį. Tam, kad žmogus susietas su tuo medžiu. Tai vat būtent yra jojo medis. Rašy 110 laikų, taip pat atsargiai. Nu ką, hebra, žiauriai smagu, va, žiūrėkit, sutikom ten moteriškės, oi pas Loretą, žiūrėkit, fainai. Matosi, kad myli savo darbą. Aplinka man ko toliau, to labiau patinka, čia nereikia laukti kažkokių. Čia yra skirtingų variantų, kaip jinai ir pasakė, čia yra gražus namukai, bet čia ko norėtų 6 eurų žmogui. Tai kol kas su 6 eurų žmogui, tai aš tikrai vertinu, dar mes išsimaudysim, aišku, išbandysim naktį pačią, kaip čia bus mums miegot po atvirų dangum, bet, toks experiences, gerai. Nuo 8 iš 10 galima vertinti, nes tu 6 eurus moki už žmogų, ko norėt. Taip. Tai jeigu nori atitrūkti ir pabūti su gamta, pajausti tą visą gamtos malonumą, taip sakant, tai, manau, gera investicija. Tikrai vieną kartą galima sau leisti ir pabandyti. Kad ir kokia buvo mano nuomonė prieš tai, sutikęs savininkę, pakeičiau 100%. Hebra, aš pasiruošiau šiandien. Ai. Aš su tais pačiais triusikais. Aš padarysiu gestą ir jūs prisiminsit, apie ką aš kalbu. Tai yra laimės pojūtis, seniai, o tai yra skrydis. Ant butelių. Ir taip aš nenuskėščiau, jeigu net krisčiau jūrą. Šventa ugnis. Pastebėjau, kad žmonės, kurie gyvena arčiau gamtos, jie tiki visais tais dalykais. Mes didmiesčiuose atsiriboja nuo šito pasaulio labiau. Bet kai čia gyveni ir gyveni su gamta kartu, ir man ateina toks pojūtis, kad tu esi, dalelytė kažko, nedidesnė. Gerai, bandom. Kažkas mane kandžia, Aktoriai. Nu ką? Laikas. Kam? Podcastui Prie puslės. Mūsų neremia. Jeigu ką. Tarp kitko galėtų remti. Čia gali būti jūsų reklama. Aš manyčiau, kad tą progą tikriausiai, kad kurie žiūrite, irgi atsidarykite tuo pačiu. Skanu. Kaip aš pasilgau sūrio lazdelių. Nesakysiu pavadinimo čipsų, nes neremia dar mūsų. Nesakyk. Čia gali būti jūsų reklama. Žiūrėk, aš atidarysiu puslę. O Dieve, kaip jinai skamba. O jinai skamba gerai. Mes prie puslės kalbam apie viską atvirai. Jo. Mes esame tokie, kokie esame. Esame ir nieko čia jau nebepakeisi. Už laiką. Už laiką? Bet mes galim tai kelt, taip. O apie ką yra bookingai? Apie tai, kad išbandom, ko neišbandė. Kiti. O kiti tikrai nieks to nebando. Mes, sakykim taip, mes pasiaukojantis individai. Iš kitos pusės, kas yra blogai, kas yra gerai. Jo, irgi vėl pradėsim nuo to. O, tu padarai tai, ką norėjau senai. Nes neremia. Tai vat ir plyšk. Už laiką jūsų. Skanus labai. Paragauk. Koks jurtinis. Koks prūdjurtinis. Jo, bet šiandien pakalbėsim turbūt apie tai. Ko prasideda. Kodėl nustojo bookingai būt? Jo, šiaip turėtumėm apie tai pakalbėti. Nes aš susiradau merginą. Aik tu. Blet, Edgaras susirado paną ir viskas. Nes mes filmavom vienus paskutinių bookingų. Ir žinot, kai tas pirmas įsimylėjimo periodas būna, kur tu nori atrodyti geriausias. O jis bookingus filmuoja, kur su trusikais vaikšto. Gerai, kad galėjo daryti iki to ir darys, aš tikiu. Bet esmė ta, kad bookingai tikrai neinspiruoja tavo geradarystės, geraveidiškumo. Bet aš ne tiek dėl merginos, kiek dėl jos tėvų.
Nes aš galvoju, blemba, tėvai žiūrės apie mane, kaip aš su triusikais per kaimą lakstau. Nu kažkaip, žinai, parodyk savo Edgarą, žinai. Jo, žinomas aktorius. Gerbiamas, kur ne, bet atlikėjas. Ir tipo, ir čia, žinai, įsijungia bookingus ir ten. Tai yra laimės pojūtis, senimo, tai yra skrydis ant butelių. Ir taip aš nenuskėščiau, jeigu net kriščiau jūrą. Ir kažkaip ir mes su Antanu filmavom vieną paskutinių laidų ir tipo, aš sakau, aš nežinau, kaip elgtis. Nu, tipo, aš kaip ir tas pats bičas, mes visi turim skirtingų spalvų. Čia viena iš spalvų. Viena iš spalvų ir kai tu visiškai atsipalaiduoji, nu taip, tu esi toks. Kai tu su draugeliu, žinai, ten jūs durniuojat. Bet tu išeini į darbą, tu nesi toks. Jo, tu su pana dar kitoks. Jūs nustebsit, nu, ta prasme, tikrai, bet aš aktorinį fucking dėstau. Ta prasme, aš mokytojas. Tu mokytojas? Aš mokytojas. O tarp kitko, šitas mokytojas, jis daug labai mane išmokė. Jo, kaip reikia prieš kamerą dirbti ir visą kitą, tai šituo mokytoju pilnai pasitikiu, nes tu daug išmokiai. Jo, ir tu esi mokytojas, kuris laksto su trusikais per kaimą. Nes mes, kai pradėjom filmo bookingus, mes pasakėm, kad norim būti tokie, kokie esam. Nu, žodžiu, esmė tokia. Kai sutikau paną, supratau, kad blemba, nu negaliu aš jau toks būti. Nu, tarsi. Atsimenu tą pokalbį mūsų. Jo. Įsivaizduokit, vyksta bookingų mitų griuvėjų laidos, filmavimai ir visą kitą. Mes planavom net nestabdyti, mes planavom varyti visus metus, tiesiog visą laiką varyti. Ir bičas susirado paną ir viskas. Tipo, sako, aš nebe toks, aš nebegaliu daryti. Tai ties čia ir buvo mūsų tas stabdis, kur, okei, spaudžiam stop, pasižiūrėsim, kada grįšim ir ar iš vis grįšim. Jo. Ir jokingiausia, kad Indrėja, nu, mano mergina, nieko man apie tai nesakė, kad čia blogai kažkas, jinai iš vis nieko. Aš tiesiog šiaip, nu, ta prasme, tu, žinai, kai tu esi toj pradiniai fazėje, kur tu nori atrodyti geresnis. Honeymoon, kur vadinasi, taip. Pas mus aфиgenis santykiai 10 iš 10. Ir aš supratau per tą laiką, kas man šitos santykiuose labiausiai patinka, kad aš galiu būti visiškai savimi. Jinai mane matė blogiausiose variantuose manęs, jinai mane matė geriausiuose variantuose manęs ir aš suprantu, kad šitas dalykas jos nenustebins. O jeigu nustebins jos tėvus, man nesu tėvais gyvent. Ir aš susipažinau su jos mama, kuri yra nuostabi moteris. Mes nešėlom dar kartu, bet aš matau iš akių, kad žiauriai pašėlė žmogus. Visko būta, galbūt šėliojo taip pat kaip ir mes, žinai, bookinguose. Nu, aš pamačiau, kad, nu, sava hebra. Nu, kažkaip yra tas vaibas. Vot, laikui bėgant, aš supratau, kad aš galiu dar daugiau sau leisti, nei būdamas vienišas. Ir ačiū Dievui, kad atėjo ta riba kažkokia tai, kur Edgaras sako, žiūrėk, Antanai, laikas. Mes galim būti jūsų renginio. Įsivaizduokit, bookingų mitų griuvėjai atvažiuoja jūsų renginį. Praveda visą renginį, nes tiek jisai, tiek aš esu vedėjai. Mes realiai vedam renginius ir taip toliau. Ir atvažiuoja du tokie pas jūs į renginį. Parašykit komentarą. Atvažiuoja bookingų mitų griuvėjai. Atvažiuoja Edgariuko virtuviukė. Edgariuko virtuviukė jūsų renginį daro virtuviukė. Pabūnam, patūsinam, padarom kažkokių fainų žaidimų. Jeigu turėsit noro, jeigu tai jūsų sodyba, mes galim atvažiuoti ir pafilmuoti netgi viską. Jo, jeigu yra noro, galim filmuoti. Ir jūs turėsit videką. Galit užsisakyti tokį, bookingų mitų griuvėjų paketą, kur mes atvažiuojam, sufilmuojam ir jūs turit prisiminimų. O jūs įsivaizduokit, patūsint su mumis. Mes atvežam išskirtinių puslių. Pala, noriu myšti. Kol Antanas eina sisiu, tai noriu pasakyti, kad mums labai smagu sugrįžti pas jūs. Mes iš tikrųjų šiandien kalbėjom, kad kaip mums truko iš tikrųjų šitų laidų išvažiuoti bahūriškai, normaliai praleisti laiką. Seniai mes su Antanu nebendravom, blemba, normaliai taip 8 mėnesius. Dabar mes grįžom ir pajutom vėl tą vaibą ir taip gera, kad mes galim tai filmuoti. Kaip tik susakiau, kol tu sisiojai. Myžau ir galvojau, ten kiek gražiai šnekė. A, jo? Jo, girdėjau viską. Ką dar nori pašnekėti? Atsimenat tos bookingus, kai mes sakėm, kad kaip gera būtų turėti panas vieniši, rujojantis patinai. Ir mes turim jas. Kaip tu jauties turėdamas? Kas pasikeitė tavo gyvenime? Realiai, žinai, aš džiaugiuosi, kad nepasikeitė mano bendravimas, mano buvimas, koks aš esu. Nes ačiū Dievui, suradau galbūt žmogų, su kuriuo galiu būti toks, koks esu šiaip.
Man galbūt svarbiausia buvo, tu tikrai žinai, kad esu tikrai darboholikas ir aš dirbu, žinai, nu visiškai be jokių atostogų, žinai, ir taip toliau. Žmogui šiaip su manim neįmanoma būti. Taip pat ir su tavim, žinai. Abudu esam labai daug dirbantys žmonės ir man labai faina, kad suradau žmogų, kuris supranta mano tą darbą, neknisa proto. Ir mano galbūt visada buvo, žinai, siekiamybė surasti žmogų, kuris nepistų man proto. Aš ir sakiau, jeigu aš surandu žmogų, kuris nepisa proto man dėl darbo, viskas, čia yra mano žmogus. 2 paras ofise praleidžiu. Ir jinai, kaip tau sekėsi? Gerai. Nu, aš džiaugiuosi dėl tavęs. Nu, pizda, aš išgersiu. Meda ir Andrėja, jūs esat unikalios. Kaip gražu. Nu, labai gražu. O galima tu mane nufotkint? Davai. Bet kaip gražu. Meniškos labai foto. Koks geras. Eik tu, ahui, seni. Žiauriai gerai. Gali ir man? Jo. Kad turėtume, jo? O kaip, man gal kitaip? O, davai aš ant šitos. Sveiki atvykę į Edgariuko virtuviukę, bet virtuviukę toj pratęs Edgariukas, o aš užkursiu ugniukę. Pala. Seni, čia kailis. Kailis, nu. Senis. Bet čia toks karvės. Čia karvės? Karvės, jo. What the fuck? Nu. Kodėl čia karvės kailis? Nesuprantu, kodėl. What the fuck? Gal taip tipo padeda, kad jis išdžiūtų? Aš tikrai peršikau. Va. Pjoviau šieną per visą dieną, vėžiau šieną per visą dieną. Čia ne Nerijus Libertas šnioja? Ne, jokingiausia, kad tai vienintelis gabalas, pagal kurį mokėjau šok darželį, pjoviau šieną ir tada, kai numariau į salsamanus, galvojau, taip pat bus lengva. Dabar taip padarysim. Kadangi mums reikia čia šilumos, darysim tep. Opcija. Padarome tokį kūgį. Šiaip taip nelabai darykit, nes čia bus pizdiet, bet mes neturime kito pasirinkimo. Kur? Žapkę. Va, čia mums pavyko degtukus. Pabandysiu su juo. Ir uždegsiu. Davai. Ir kito nenaudosiu. Va. Dabar stebėk. Važiuojam. Dabar stebėk. Čak. Bet labai daug dūmų, palauk. O, čia, man atrodo, mes trumpam turim palikti šitą vietą. O, Dieve. Loželis užkurtas, viskas yra tvarkingai, ne? Jo. Labai daug dūmų. Tai dabar tegul įsidega viskas ir tada iškart dešriuką. Jo. Man čia gerai. Nesvarbu kur, svarbu su kuo. Edgariuko virtuviukė yra ypatingas ritualas. Ir maistą iš visų pažemių kyla į dešras Maksimos. Taigi, atėjo laikas Edgariuko. Kam? Virtuviukiai. Ir mes turim šitos 2 gražius paketus, kuriuos ištraukiam iš maišų. Dabar mes pasitelksim visų dievų, kurie mums šiandien padėjo gale ir iškepsim šitą skanę dešrytę mėsytę. Mes atidarom ir neatsidarom. Bandot prakiurdyt rankom. Jeigu rankos stiprios, padės. Atidarom. Išsitraukiam dešrą. Dešrą vyrai laikyt moka gerai. Dešrą galima ir plėšyti. Plėšų, nesiplėšų. Parūpinu mums įrankį. Čia yra nerealus kažkoks dalykas, darinys, kurio aš nesu matęs. Jisai va taip ir pasistato. Dabar jau nepasistato. Va čia koją prirėmiau.
tos sosiskai ėmė kaip gėjus. Na, aš tiesiog atsargus, prie tokio tūrio tu pratęs. Kažkada tiesiog bardakė tūsinu ir prieina merga prie manęs ir sako, Edgaro geras bibys. Sakau, nu, ačiū, kad pasakei. Jo, tiesiog žinau, ir nuėjo. Labai faina, kad vaikšto apie tave tokie gandai, geriau jau tokie. Jeigu galvojat, kad labai lengva kurti Edgariuko virtuviukę Bookingo mokytojo griuvėjus, vis tiek turi kontroliuoti viską. Šiuo atveju aš kontroliuoju kryptį. Nes jeigu paleidžiu viskas, jeigu kontrolės nėra, va taip ir būna. Tai čia kaip ir lietuviškas pimpalas į kažkurią pusę eina. Rašė tas dešras visas į ugnį. Aš manau, kad dešros daro tą. Ką daro? Kad nukreipia šitą jėgą. Kaip dešros nukreipia? Prieš tai gerai stovėjo. Nu, bet tik visada būna. Jo, kai nereikia, tai gerai stovi. Taikto, viseli, what the fuck? Jeigu staiga nutiks toks atvejis, aš palikau tradicinę. Tradicijos viską nuplauna. Samti eik dešrelės kepk, ir samti jausk mane ir save, ir grimsk į ugnį, ką tau davė. Dešros jauskit karštišiai, nes nieko geriau nėra nei ji. Iškepkit dešros iki galo, nes kitaip jums pats padarysiu galą. Taip nesiparinkit labai ir ateikit į burną mums dikai. Bet pastumė ugnį, ne? Nu jo, poetas, jo. Duodu šitam vaizdui 10 iš 10. Naktį šitą vietą įgauna dar visai kitokį pagreitį. Pažiūrėkite, ne? To mieste nepamatysi. Eina savo. Bet čia kažkas wow. Nu gerai, atsibudo ir manyje. Eina savo, kaip gražu. Tokioj vietoj būti tiesiog. Už 12 eurų. 12 eurų. Ir tu gali šokt čia nuogas, gali šokt ugniai, gali šokt kam nori. Jeigu čia būtų lietus, ten, žinai, tararam, tai būtų nefaina ir tas komentaras, pavyzdžiui, kur čia buvo rašyta, kad oi, čia šūdina ir taip toliau, ir Edgaras sako, ne, tai visai dzin. Visai dzin, nes mes esam visai dzin, žinai. Ir mes, tipo, žiūrim iš kitos prizmės. Iš kitos prizmės žiūrim. Bet... Nes mes tiesiog ieškom įspūdžių naujų. Jo, mes ieškom patirties kažkokios. Jeigu tu čia atvažiuoji pabūt... Ieškot malonumų, kažkokių standartinių, nebus. Tu negausi. Man atrodo, mažai kur Lietuvoj tokią patirtį gausi. Užsienį jo, belia kiek tų jurtų, belia kiek to. Bet čia siūlau atvažiuoti, kas neieško prabangos, neieško prie ko prisėsti, o nori pasipėti. Nu, su gėriu, kurį čia randate. Taip, tai ta prasme, jeigu jau tu važiuoji už tokią kainą, tu patsgi matai, kur tu važiuoji, tai tu neprisipėtinėk prie nesąmonių. Tu pasimėgau tą akimirką, kurią turi čia. Antanai, gal yra kaip nueiti pas nykštukus, jeigu tu jau pas juos esi. Čia nykštukai gyvena. Ten vat šalia jurtos, kokie 20 metrų, yra nykštukų namelis. Va, čia ką tik priėjau prie mūsų Mustango. Paimam tai, ko reikia, nes visada nykštukams reikia atnešti dovaną. Šiuo atveju dovana guli čia. Varom. Pažiūrėsim, kaip bus. Ar nykštukais mane priims, ar aš pas nykštukas tapsiu. Bet labai nemėgstu norėjau sakyti, lauko tūliukų labai nemėgstu. Ok, aš vienas miške. Šiaip yra kelio paeit. Va čia va taip atrodo. Bliombo. Seniai čia padoriai visai. Wow, aš to nesitikėjau. Tikrai mėgi? Pirmą kartą bičas atsipalaidavo po 8 mėnesių nuo praeitų bookingų. Pala, aš žinau, kas jį pažadins. Yra kūro. Taip. Dizelio. O, dizelis. Dizelio yra. Galime eiti. Kągi, man atrodo, kol vieni miegojo, kiti ėjo pas nykštukus, viskas paruošta, bet mes pasirūpinom, kur jas dėt. Nuostabios baltos lėkštutės. Jeigu nežinot, egzistuoja tokios vienkartinės lėkštutės, kurias galite nusipirkti. Nežinau nuo kelintų metų, bet gan ilgai. Nebūtina plauti. Gražiai dedas. Blemba, tikiuosi, jos iš vidaus bus. Nu, aš irgi tikiuosi. Tikiuosi. Pomidoriukų slyvinių. Pilų tiesiog čia. Davai. Nu ir ką, paragaujam? Gerai. 10 iš 10. Koks aš nerealus kulinaras. Ta prasme. Aišku, dievų pagalba, reikia nepamiršti, bet kaip aš gerai kepu. Labai skanu, šiandien. Aš šiaip ką tik mėgojau. Dešrus tiesiog kepė ir aš tiesiog mėgojau. Įdomu, kaip iškėpė, kol aš mėgojau. Seniai, paragausiu tavo dešrelės. Gerai? Žiauriai skanus.
Kiek vertini mano dešrą? Nu, 7-8. Nežinau šiaip ko trūksta. Negaliu 10. Aš manau, kad tai yra konceptualu, solidu. Tai aš manyčiau, kad toks įvertinimas yra geras. Atsikėlėm, išmiegojom šitoj jurtoj, eina savo. Ta prasme, ant tiek kietai miegojau, ant tiek kietas pagrindas, bet puikiausiai čia išsimiegojau. Aš va, turiu savo blusmaišį, apsiklojau, turiu kuprinę, kur pasidėjau galvą ir išmiegojau. Šiaip tai nebuvo, kažkaip sunku, greitai išmiegau ir afigenai išsimiegojau. Ant kiek patogų miegot, tai 2 iš 10. Bet ant kiek gerai išsimiegojau, 10 iš 10. Belia kaip gerai išsimiegojau. Aš toks jaučiuosi pailsėjęs ir viskas, ko reikia, tai tiesiog išsimaudyti, nes jaučiuosi sutris. O kur Edgaras? Oh my god, seni. Atsibudai jau? Jo. Aš tai iš vis, aš nežinau, 7 ryto atsibudau, užmigti negalėjau iki 3 nakties maždaug, o miegojus 4 valandas atsibudau, pas mane alergija nuo žiedadulkių ir kažkodėl dabar daužo. Turėjau jau praeit birželį, man ten 1 savaitėm būna, bet gal dėl to, kad vasara tokia keista, žinai, tai dabar būtent pradeda kažkas žydėti, nuo ko man ta alergija yra, tai nuvariau į mašiną pasėdėti. Tai labai laukiu, kada mes šoksim į prūdą dabar. Aš gerai išsimiegočiau, jeigu ne tos žiedadulkės. Kažkaip va taip. Sudaužytas jaučiuosi žiauriai, bet to atsistatysim. Vanduo mane atstato. O prūdė, suteik man vilties. Vėl pajusti tai, kas yra gyvenimas. Kaip gerai. Šiaip vertinu šitą vietą, jeigu ne alergija būtų dar geriau, mums labai pasisekė su oru, tai sakyčiau, antrą kartą nekartočiau, tikrai nebus pas mane tokių, žinai, užmačių, kad tipo, oi kaip norėčiau vėl į jurtą nuvykti, nu nebus taip, ne? Pripažinkim, bent jau iš šitą, jo. Bet šiaip vertinu kaip experience 7 iš 10. Bendrai viską... Solidžiai visai. Nu kaip ir kalbėjom, kad ir mano nuomonė yra labai panaši, šiaip bendrai imant irgi panašiai duodu, kaip ir sakėm, kad mums pasisekė su oru, tai todėl mums faina. Bet jeigu būtų prastesnis oras, nu aš nenorėčiau čia būti. Neįmanoma būtų išbūti, nėra, kad tada veikti tiesiog čia. Jurtoj nepamiegosi, ten šlapia būtų. Taip. Ten nėra stogo. Mūsų mustangėlis stovi vis dar. Ir šiaip, bet kokiu atveju, kad ir ką čia mes pastakėm, bet aš manau, ir Edgar tikrai sutiks, kad labai faina šeimininkė, labai didelis respektas, aišku, ta jurta, kad ir kaip jinai ten atrodo, bet matėm... Wow, koks tu žiaurus. Tesk. Žiaurus. Tai matėm ir gražių pastatų, ir ta pati masažų, vat, tas kompleksas, galim sakyti. Tai viskas ir sutvarkyta, fainai, gražiai atrodo, faina šeimininkė, draugiška. Tai tikrai didelis respektas už tai, kad tokią sodybą turi, kad tai laiko ir vis tiek. Ta jurta savotiškas experiences ir už tokią sumą. Tai nieko negali sakyti. Šiaip ne taip grįžo mes į Kauną jau su Edgariuku ir čia yra savininkas šito automobilio. Čia yra Karolis, jeigu norit šito automobiliuko, galit kreiptis pas Karolį, palieku linką aprašyme ir įmonė laikinai. Tai yra ir Instagramas. O tai kodėl tokią mašiną, kodėl neplauta? Tai aš tai jums išvalytą gražią daviau. Nu mes visur važiavom. Nu, tai davai traukiam šlangą, einam valyti. Jo, mes nežinau. Tai traukiam šlangą, einam valyti. Kas yra? Mes turim eiti. Nu, tikrųjų. Eini valyti, staigiai, traukiam šlangą, viskas, greitai siurim. Aš tikiuosi, mes susimatysim dar kitam epizode, aš tai dingstu. Ačiū labai ir iki kito epizodo. Viskas, aš tai čia neriu. Ate, Edgar.